pranašauja, kad artėja arktinis šaltis kažkoks, žodžiu, naktimis iki -7, nu paryčiais gal. Labiau tai, spėkit ką veikiu, lakstau su agrom plėvelėm ir dengiu avietės. Nes šiek tiek būtų gailoka, jeigu jos nušaltų. Ta uždengimą aš norėjau daryti bet kokiu atveju, bet norėjau jį daryti po to, kai uždėsiu juodą plėvelę, nu vat kaip ten tos dvi vakos. Bet nespėjau, nes kad uždengti tą juodą plėvelę reikia sufrezuoti, tada užvagoti, kad būtų kaupas vandenį nubėgti ir būtų kaupas išorėje, žodžiu, kitoj pusėje, kuom užerti plėvelę. Aš pirštinę pamečiau ir jaučiu nupūtė vėjas. O, tai tau, nebežinau kur, nes vėjas labai stiprus kaip visada, o aš su viena pirštinė jau tik tai esu. Tai kur mano antra pirštinė? Kišeniai nėra. Gal po plėvelę kur nors pasislėpė. O, yra. Super. Užsigandau. Ne, žodžiu. Taip. Tai va, tai nespėjom. Dabar klausimas, jeigu kyla, kodėl aš nedengiu agro plėvelę va tų dviejų jau uždengtų vagų, tai dėl to, kad ten pasodinta yra iš rudens avietės ir jos dar nedygsta. Neaišku, jos prigijo iš vis, nes sodinom, kai buvo labai šlapia. Tai va dygsta kažkokie tik tai žolės. Ai, gerai, išsirovė lengvai. Naudoju tokius laikiklius metalinius. Aš iš juos nusipirkus buvau būtent tos juodos plėvelės prispaudimui. Bet va, kadangi taupau, dedu gana retai, tai vėsinu, pučia labai nenoriu užpilinėti žemėm. Bet gal čia uždengsiu va taip, nes paskui labai jinai pradeda, nu kaip čia pasakyti, ne tai kad irti, bet nu tokia nebepanaudojama pasidaro, žodžiu, kitiem kartam. Tai nors truputėlį ją pataupyti, kad užtektų keletui sezonų. Čia jau šiaip jinai jau yra naudota mūsų 2 sezonus, man atrodo. Tai va, gerai, važiuoju kalbų, daugiau darbų. Nosis bėga, šalta. Kai žiūri sausa, sugalvoji, kad iš galiukų gali pasidaryti laistymo sistemą. Sujungioji, siurbliuką, pralygintuviuką. Lango ir matau, kad ten už kalniuko fontanėlis matosi. Ai. Kas čia nutiko? Tautvidėlę aš čia nesutaisysiu nieko. Turbūt. Aš pati tai sušlapau. Gal, kad akiniai neturi valytuvų. Nu, žodžiu, nelabai man čia pavyko. Tai kaip visą šlapę jaučiuosi negalė, taip nenusivalyti, nes ir rankos šlapios ir aš pati visą šlapę. Nesilaisto man ten taip, kaip turi, kaip norėčiau. Nu, dėl to fontano viskas. Galvojau, gal ir su juos, su to fontanėliu pavyks palaistyti. Bet ne, jisai matyt turi didesnį nuotėkį, negu aš įsivaizduoju. Tai, žodžiu. Bet tai kas vyksta?
žinokit, žiauriai baisiau nei baisu su to vėju. Čia kaip užsisuka gūsis, tai nieko nesimato. Jaučiu, reikia važiuoti namo, nes, neįmanoma pilnos akis mėlio. Tiesiog, neįmanoma. Vakar vėjas taip įsismarkavęs, atidengė mum bulves. Ta proga galima pažiūrėti, ar nesudygo. Panašu, kad ne. Reikia uždengti, nes šiandien vėjas jau nurimo. Bulvikės apdangščiau, einu pažiūrėsiu, ar nuo aviečių irgi nupūstė. Turiu įtarimą, kad jo, kad ir ten reikės iš naujo dengti. O gal ir ne? Biškai kai kur išlinda. Bet nieko. Nieko, visai neblogai. Nebūta šalnos dar. Grubuotai nedidelė ir nieko labai nenutiko. Gal kažkiek ir pašalė. Bet nieko baisaus. Toks pašalimas joms labai nepakenks. Romantika grevy. Va, kaip lengvai sukasi, sakau. Gali sukti ir sukti. Reikia išgelbėti mažutę, nes užkasim mes tave, ateik čia. Kažkokia tu tokia biški pavargus, eik. Bet dabar varyk ten, varyk. Čia turėsim laistymo stotelę. Neprilipo prie užpakalio varlė? Ai va. Man po užpakaliu palinda. Jeigu šalta, mažutė, dieve, taigi eik tu nusiprausk. Dar viena laistymo stotelė. Greviukas jo darbas nėra lengva, žinokit. Nedaug. Kažkaip dasikasam. Dabar dedam drenažinį vamzdį. Apačia eina elektros kabelis. Laistymo sistema, eina iš gręžinio vamzdis į prūdą, jeigu reikės papildyti, ir eina iš, čia bus laistymo sistema, iš laistymo sistemos vamzdis laistymui čia šitiems laukams. O dabar užpilsim akmenukais. Darau didelį darbą dabar, laikau. Žinokit, vaikai, mokykitės, kad nereiktų kas grevių, nes darbas nėra lengvas. Labai netgi nelengvas. Ai, o kodėl mes čia šitai darom, tai praeitą vasarą mums labai, kadangi buvo lietinga, tai čia yra kalnas, tai kai lyjo lietus, plovė kelią, kelio šlaitą visą į tvenkinį ir pradėjo kristi tvenkinio kraštai. Tai reikia dabar mums tą vandens srovę nukreipti. Tai tą ir darysim, nukreipsim jį. Tas drenažas irgi eina į
tvenkinį. Va ten pom. Tai va, tą patį dar kitoj pusėje reikės padaryti. Nors kitoj pusėje, sakėm, nebedėsim jau drenažinio vamzdžio, ten tik tai skaldą pilsim, darysim tokį griovelį ir užpilsim skaldą. Kad tas vanduo tiesiog turėtų tokį griovelį nubėgti.